Gerai, tai ką? Ar bandom su to vašku pažaisti, Alina, kaip sakai? Ar tiesiog kokią Taip, galim kompoziciją? pabandyti, jeigu gausis, tai mes pasiruošim pirmadienį ir papuošim tada savo šakas, nes jau baisiai Super. Ir atrodo, tada jau lauksim viršininkas nuotraukos. sako išmesti tas šakas, bet mes vis bandom pasilikti, išgelbėti jas. Gerai, bandom tada. Aš iš tikrųjų turiu tokią kaitlintę. Tuo aš čia atnešiu viską, kad jau čia viską daryti. Čia tos šakos yra sakuros. Tai jos irgi paskui išsiskleis, bet kol neišsiskleidė, padarysim dirbtinės gėlės. Tai gerai, tuo aš grįšiu. Aš turiu čia dubinę, čia vanduo ir tiesiog kažkokį dubenėlį, geriausiai, kad būtų metalinis arba stiklinis, bet jeigu, tarkim, neturite viryklės, galite ir mikrobangų krosnelį, tada turi būti arba stiklas, arba specialus indas, kurį galima dėti į mikrobangų krosnelį ir tada mažais impulsais, kad nesudegtų vaškas. Aš tai darysiu pirmą kartą, bandysiu, ar išeis kas nors. Tai jeigu rašot kažkokius komentarus ir aš nematau, tai galit dar kartą parašyti, jeigu turit kažkokį klausimą. Tai aš turiu tiesiog tokių likučių. Aš manau, kad būtų visai faina patarkuoti per tarką, bet aš gal bandysiu netarkuoti. Ir dar tokių, dėl šviesos, aš noriu, kad spalva tokia būtų rožinė. Ir aš manau, kad bus gal šito kiekio mažai. Tai dabar bandysiu dar kažką. Aš turiu dar tokią auksinę žvakę, bet aš nežinau dėl to aukso. Kaip, bandysiu vis tiek dėti. Taip, atnešu. Taip. Tikiuosi, gausis. Aš pati pirmą kartą darau. Ups. Aha, per toli. Elektra. Tu gali kol kas ką nors pasakoti. Na, čia aš vieną akimą tave žiūriu, kitą akimą ekraną savo. Ir dirbi jo? Jo, multitaskinu, kaip sakant. Kad viršininkas paskui nepasakytų. Taip. Bijau per daug garsų, nagai ilgi, per klaviatūrą daužo, tai kad nemaišyti per daug. Gerai. Tai aš dabar tiesiog susmulkinu šiek tiek tas žvakės. Aha, jos baltos viduj. Gerai, kaip tik rožinės spalvos dar įdėjau, kad būtų spalvos. Iš tikrųjų, netgi mačiau, kad vaikiška tokia, kaip vaškinis, kaip jis vadinasi, vaškinis pieštukas ar kaip. Tai tokius irgi naudoja dažymui. Taip. Žiūrėsim. Šiaip turi būti dar kažkur šalia ir šaltas vanduo, geriau su ledukais dar, nes mes tą vašką turėsim greitai, kaip sakant, atvėsinti. Taip, aš to smulkinsiu ir tada paskaitysiu. Čia, kaip sakiau, ten yra vanduo ir tokia kaip vonelė padariau, kad mano vaškas čia ištirptų. Nežinau, kiek laiko reikia laukti, bet aš tikiu, kad jeigu aš susmulkinsiu, tai greičiau bus. Jeigu dėčiau tiesiog žvakę, kažin ar ištirptų iš vis. Nes rašo, kad gali ir sudegti. Galime perkaiti, ar kaip perkeisti. Taip, gerai. Aš dar pažiūrėsiu, gal kas nors, ką nors rašėte. Matau, kad daug kas nori jungtis kaip svečias, bet šį kartą mes jau su Alina susitarėm, tai jau vesim. Tai gal kokį kitą kartą pabandysiu, ką nors pakviesti iš jūsų. Žinokit, irgi esu naujokė, aš kokį gal 5. kartą vedu,
tą transliaciją irgi, nežinau, kaip čia reikia daryti. Taip, nu dabar turiu kažką paimti, kad pamaišyti tą vašką, to aš daryšiu. Taip, tuo pačiu atnešiau dar šalto vandens. Nu, žiūrėkime. Nutirpsta. Tai jeigu lieka kažkokios žvakės, tai neišmeskit. Galima, vat. Pabandyti dar panaudoti. Aš tarp kitko praeitais metais, žinau, ką dariau, tiesiog į kiaušinio lukštus dėjau. Nu, aišku, reikia nusipirkti dar patį tą, kaip sakant, tą siuliuką, kuris dega. Ir tuomet galima daryti tokias žvakės. Taip, nu ką, tuoj aš paimsiu arčiau, nematau. Tu dar čia? Taip, aš čia. Būra anekdotai. Žadėjai linksminti. Jūs galite pasilinksminti, eiti į mūsų puslapį, daugiau video Instagram'e, aišku, rasit, TikToką neseniai tik prisijungiam. Visą aš atidėlioju TikToką, nes biškį aš kaip milenelė mane overstimulatina TikTokas. Supratau, kodėl jis man nepatinka, nes ten, kai žiūri video, iš visų pusių kažkokie širdutės skrenda, vis kažkokie baneriai, man biškį per daug. Tai supratau, kad aš gal per sena jau TikTokui, bet reikia, ką daryti. Nu, pažiūrėsim. Kai buvo 20 metų, kaip sakant, buvo gėda dainuoti. Ne, tiesiog reikėjo biškį anksčiau dainuoti ir šokti prieš savo telefoną, bet pagalvoju, nu, kas, aš moksleivė, o dabar jau, nu, ką daryti, reikia 30 metų šokti prieš telefoną. Tai, tu aš pažiūrėsiu tos komentarus, kad čia nieko. O, ačiū labai už dovanėlės. Tai, nu ką, nu aš beveik ištirpinau, šiek tiek nuėmiau nuo ugnies, liko čia tokie gabalėliai, nu tai laukiu, kol ištirpsta, tai va šitaip atrodo, tirpsta dar. Bijau, žinok, peršildyti, kaip šokoladą. Ir pirštus bijau dėti paskui ten. Tai dabar čia su pirštais reikės daryti. Taip, nu dar, gal šiek tiek, kad jau visai. Tai kažkuo putuoja, man atrodo, jau čia negerai, kad putuoja. Nu, kad tu neprasikvepuotum ten garais. Nu, bet labai skaniai kvepia, mano žvakės su kvapais, su kažkokiais. Tai Sergėjus, čia yra vaškas, čia yra žvakė. Pirmą kartą live mačiau, kai Monika darėte ant dienų. Tai labai smagu, labai faina, kad jungiatės. Bandysiu šiaip kiekvieną ketvirtadienį, o Alina, tu irgi žinok, kiekvieną ketvirtadienį 10:30 bandau išeiti į eterį, ką nors pakurti tokio gražaus. Tai jeigu įdomu, tai tegul visas ofisas žiūri. Taip, nu ką, bandau, čia ištirpinau ir dabar noriu labai greitai. Tai dabar reikia kažkaip sudėti pirštus arba 4, arba 3. Arba taip. Specialiai nagus netgi nukirpau. Tai dabar bandysiu dėti. Man atrodo, per mažai tų žvakių. Šitaip gavosi. Ir dabar dėsiu, šiaip ledinį reikia, bet aš dėsiu tiesiog šaltą vandenį. Jau čia kažkas sustingo. Ai, aš negaliu. Puikiai man nusiėmė. Žiūrėk. Koks mainulės. Bet labai... Nu, geras. Nelabai panašu į gėlytę, bet kažkas gavosi. Nu, beveik. Bet galima kažką. Šitą gėlytę tai labai stora gavosi. Tai čia iš karto viskas sustingo. Tai jaučiu visą laiką reikia laikyti ant vonelės. Ir ką aš galiu pasakyti, šitas dubenėlis yra per platus. Geriau imti mažesnę, bet siauresnę. Arba daugiau žvakių reikia. Nes kitaip, nu tokie jie visai, nu gal ir nieko. Aš biškai kampų pasuksiu, tuo vėl reikia ištirpinti. Nu, žinok, man gavosi, aš nežinau, nes aš žiūrėjau,
kitos ten rašė, kad nesigauna, kad trūpa, kad dar kažkas, aš nežinau. Gal nereikia į tos lidukus kišti. Gal kaip tik geriau, tiesiog šaltą vandenį paėmiau. Gal nereikia taip giliai pirštus kišti, iš kad trijų. pabūtų biški. Iš 3 gal geriau. Nu, bandysim gal iš 3. Bandom. Ištirpo. Man vėl vaškas. O neleidžia jau kaip pirštus išėmė suformuoti biški tą gėlytę? O jinai jau kieta. Jo labai kieta, ne? Ir čia, nu, bandysiu mažiau ir kišu. Aš čia fainas jausmas. Pirštai sulipo. Man atrodo, žinai ką, viskas šitą sugadinau. Be reikalo priešnekėjau, kad čia viskas man gerai gaunasi. O įdomu, čiagi skirtingas vaškas gaunasi žvakių ir, pavyzdžiui, parafino vaneliai, kurį naudoja kosmetologės. Aš vakar skaičiau, kad ta parafininė vanelė, jinai geresnė yra. Jo, aš irgi taip galvoju. Žinai, ką aš Minkštesnis gal? padarysiu? Aš to paimsiu, aš rašiau, kad gerai pirštų su kom nors patepti, kad geriau nusimtų. Aš eisiu dabar kokį kremą paimsiu. Kaip tik man kažkokį čia lasjoną padovanojo. Čia greitai. Nu, iš 3 man kažkaip nesigavo. Bandom dar kartą. Kaip pakvipa. Taip. Nu gerai, kad mes ofise nepradėjom tų gėlyčių daryti, aš nežinau, čia tikrai išvarytų mus ir taip jau. Reikia per savaitgalį, bet per savaitgalį gal nelabai nori jo į ofisą eiti. Turim ir tokių, kurie eina. Kurie negali be darbo. O taip. Aš tai galvoju, kad tiesiog greičiau viską reikia daryti. Nu, bandom. Ne, žinok, iš 3 visai nesilaiko arba reikia daugiau vaško. Aš pirmą kartą padariau tokį kietesnį, nes ilgiau palaikiau ir geriau laikosi. Tai aš čia be reikalo priešnekėjau, man reikėjo tylėti, nes dabar ir nesigauna. Bandom dar. Man atrodo, kad jeigu turėčiau tą kosmetinį vašką, tai ir būtų dar ir pirštams labai gerai. Aš 2 kartus įmerksiu. Pasūksiu taip. Atrodo, ką čia darau jo, nesąmonės. Aš nesupratau. Bairio. Pirmas gavus ir viskas. Ugninė širdės, ačiū. Nu, čia vadinasi naujoko laimė. Ačiū čia už gėles, jau mums siunčia dovanas, ačiū. Tu, Alina, turbūt nematai. Ar matai? Aš matau, taip. Rožės ten. Taip, nu gerai, bandom dar. Man atrodo, bus viena gėlė, tai aš tai sakyčiau, turbūt jų ofise tokio dalyko ir net nereikia daryti. Žinok, čia visi jau priprato, kad mes čia daugiau kažką sugalvojam, negu dirbam. Geras darbas. Nu taip, svarbu viskas padaryto, kas ten toliau vyksta, tai čia jau antras reikalas. Taip, nu ką. Nu, sakau, tik gaila, kad negali prisijungti normaliai. Kad tik tai taip. Nu, viskas, bus stimulas auginti auditoriją. Taip, nu ką, aš nežinau, aš daugiau negaliu gėlių padaryti. Čia labas, Saiva. Čia yra vaškas. Čia buvo žvakės, aš ištirpinau. Dabar turiu paimti štai šitai pirštus jo, įmerkti 1 ar 2 kartus. O pirmą aš padariau, aš nežinau, kiek aš merkiau. Aš tiesiog palaikiau ir paskui įdėjau į šaltą vandenį. Gal porą kartų pamerkysiu, kad storesnis būtų tas vaškas. 3 pamerkysiu šį kartą. Ir ačiū labai už gėlytes. Taip, ir į vandenį. Taip, ir bandysim ant šakos. O šitas jau turėtų. Man prie nagų labai kimba. Čia panaši gėlė. Pusė ant piršto liko, bet žinok, visai nieko gėlytė gausi.
Jo, šitą man netgi labiau patinka. Pusė čia? Bet jaučiu tokią didelę šaką papuošti, tai čia visą dieną užtruks. Nu, aš nežinau, jo, aš tai sakyčiau, kad reikia gal su pirštinėm. Gal jeigu Pirštinės irgi, nu, su karštu vašku, nežinau. Vinilinės pirštinės, nuo jų labai gerai nusilupa viskas. Aliejus bandyti, bet aš jau ir taip vasėdžiu su kremu. Ar aliejų paimti? Nu, bandau aliejų, einu paimti aliejų. Alyvuogių aliejus tiks. Taip, nu ką, kur čia? Nežinau dabar kaip. Taip, pirštus. Nu jau mano pirštai bus. Ir aliejaus, ir vaško gaus, ir visko. Skani kvepia. Riebesnės, aha. Nu, dar ant rankų. Likučius, nu bandom. Tai vienas. Porą kartų bandysiu mirkyti. 2, 3. Gal kas nors, kas žiūrit mane dabar, gal bandėt jau daryti tas gėlytes? Nu, žinokit, tikrai. Va, laifakas. O, kokia graži gėlė gaunasi. O gerai laikosi ant šakos? Nu, taip. Aš žinai, kur dedu? Aš dedu ten, kur pumpuriukai yra kokie nors. Ir tada laikosi. Nu, sakurą kokią padarysim. Ir vat vieno sluoksnio neužtenka. Porą sluoksnių tikrai. Gal 3 netgi. Ir iš 4 pirštų man geriau laikosi. Nu, ta prasme, lengviau eina nuimti negu iš 3. Iš 3 lūžta. Ir į šaltą vandenį, aš va čia nerodau, čia į vašką 2-3 kartus ir tiesiog į šaltą vandenį. Ir paskui taip, nu, reikia labai atsargiai, bet tikrai aliejus padeda daug geriau. Žiūrėk. Nu, aš toj būsiu profė. O, aš neišjungiu mikrofoną, jūs čia klausit, kaip aš per klaviatūrą daužau. Nieko, man gerai, tai tu šnekėk. Ką nors pasakok. Apie ofiso gyvenimą. Nu, ką čia pasakoti apie ofisą, viską, kasdienybę. Jo. Bet tavo reelsuose tai ten neatrodo, kad labai kasdienybė atrodo. Ypač man tas paskutinis patiko, kur tu nori slėpti, nori parodyti. Tai čia aš kaip tik galvoju, kad žmonės, kurie dirbo ir gyveno ofiso gyvenimą, jie relaitina, jiems bus tas humoras suprantamas. Tikrai. Aš nedirbu ofise, mano ofisas yra mano namai, bet vis tiek man labai faina. Man faina žiūrėti. Šitas šiek tiek toksai jau vabaliukas. Bet šiaip fainai gavosi. O jeigu tu pabandysi ne ant krašto, o kažkur per viduriuką? Nu, tuoj. Bet aš tai gražiai čia visai sėdžiu tarp sakurų. Aš tai jaučiu dar, visą laiką aš patepu šiek tiek su aliejum. Ar būtinai dar į šaltą vandenį, šiaip jo, nenusijama kitaip. Nes, tarkim, jeigu būtų namie labai šalta, tai įsivaizduoju, kad galėčiau nusimti. Nes, kai aš 2 kartus merkiu, dar atrodo, kad gali sulūžti. Bet kai įmerkiu į šaltą vandenį, tiesiog irgi porą kartų. Ir iš karto jaučiu, kad jau nuo nagų pradeda, nu, kaip sakant, skirti. Nes prie nagų daugiausiai prikimba. Prie pirštas tai lengvai atsilaisvina. Tai jaučiu, mums bus sunkiai padaryti tą medį. Visi su manikiūrais. Reikia be nagų. Aš specialiai nukirpau nagus. Jo su manikiūra nepadarysi. Tai reikia vyrukų tada kviesti. Nu, tai va, tegul. Lipdo. Taip. Ačiū, kas komentuoja, rašo. Aš visus matau, Saivą matau. Aišku, ačiū. Ačiū jums, kad komentuojate, kad žiūrite. Gal, nežinau, kitą kartą, kitą ketvirtadienį, aš dabar galvoju, ką jums čia tokio įdomaus parodyti. Aš bandžiau susisiekti su tą bazę floristinę, kur Gargžduose randasi tik jums. Jie šiandien negalėjo bendrauti, nes norėjau ką nors pakviesti šiandien, bet sakė, gal kitą ketvirtadienį, tiesiog po bazę vaikščios, rodys, ką jie ten turi, jeigu jums įdomu.
Tai galiu tokį pravesti. Ačiū, kas rašo, kad mane stebėti įdomu. Tai žinokit, viskas, aš jau įsijaučiau, man čia labai visai nieko gaunasi. Va. Ir labai lengva. Su nagais. Jo. Jo, vat, rašo Justina, kad jeigu su nagais, tai su pirštinėm galima bandyti. Aš tai irgi sakyčiau. Latekso arba vinilinės. Aš šiaip, vat, kada aš juk vedžiau daug metų gyvai kursus konditerijos, mes darėm dekorą prie tam visokių desertų. Tai mes dirbom labai daug su cukrinė masė ir visą laiką naudojom tik vinilinės pirštinės, nes prie latekso netgi daugiau kimba negu prie vinilo. Jo, tikrai. Jeigu į kažkokį klausimą neatsakiau, tai gali dar kartą parašyti, bet matau, kad rašot, idėja gera, visiems pasipuošti, tikrai taip. Taip, ačiū, kas pradėjo mane stebėti ir būtinai užeikite į Alinos puslapį, Kargo drama vadinasi, tai užeikit, nu tikrai labai toksai fainas puslapis. Taip, nu daugiau klausimų nematau. Jeigu dar kas nors, norit ką nors paklausti. Kaip darėsi šis reikalas? Tai dabar žiūrėkite, Ugnė. Tai čia yra, dar kartą parodysiu, čia yra pas mane puodas, puode yra vanduo, tai gaunasi tokia vonelė. Čia yra vaškas, čia tiesiog buvo žvakės, mano likučiai, nu tokių visokių žvakių, bandysiu paskui sulauksiu irgi. Ir ištirpinau ant vandelės, kad va taip atrodytų, jos skystai, negaliu pasukti, galiu taip parodyti arčiau. Tai bandysiu. Dabar slysta mano rankos, aliejais aptepti. Taip, tai su aliejais aptepti reikia, nes kitaip aš negalėjau nuimti, paėmiau paskui štai tokį losjoną, neveikia tas losjonas, tai tiesiog su aliejų, su alyvuogių aliejum. Ir dabar 2 kartus, 4 pirštus imam. Galima ir bandyti jau gal ir 3, nežinau, 4, šiaip visai nieko atrodo. Ir kelis kartus įmerkiu. Ir paskui į šaltą vandenį irgi porą kartų. Dabar irgi vat nematot, aš čia turiu stiklainį, 2 kartus. Ir paskui, kol visai nesustingo, ant šakelės ir labai atsargiai reikia nuimti. Va. Ir štai jau toks gaunasi dalykėlis. Opa, suksiu. Nu visai gražiai atrodo. Alina, tu dar čia? Taip, aš čia stebiu labai, man tai labai gražiai. O, žinok, blemba, slysta kaip, nu tikrai kaip sakura atrodo. Aš tai žinok ir užbaigsiu ir padarysiu visą tokią šaką. Žinai kaip, kai jau įsijauti, kai tavo rankos yra su aliejais aptepti, vaškas ant vonelės, visą laiką šiltas ir visai nieko. Netgi iš tikrųjų, aš sakyčiau, po darbo visai galima būtų su merginom ir padaryti. Jeigu turit nagus, tai va pirštinės, vinilinės ir viskas. Nu, o su skandalte mums nereikia dėl to pabūti. Na, darbai vyksta, čia ant fone. Klausyk, kiek mes su tavimi jau čia bendraujam? Nematai? Tau nereikia bėgti, nes aš matau jau po 2, aš žadėjau pusvalandį, bet aš kol kas sėdžiu. Jeigu tau reikės bėgti, tu sakyk. Gerai, atsisveikinsim, jeigu ką, kol kas. Jo. Aš tave stebiu, žiūriu. Daugiau žiedų padaryti. Gerai, Saiva, bandysiu. Aš jeigu neteisingai sakau vardus ar ką nors, jūs nepykite, nes aš žiūriu, kaip jūsų nikai čia yra parašyti. Tai bandysiu ant vienos šakos daugiau padaryti. Justina labai gražiai, jo man irgi iš tikrųjų patiko. Ugnė, wow, kaip fainai. Labukas kyra. Taip, stumti pirštus ir šakelę, kad ant vienos šakelės keletą žiedų būtų. Nu gerai, bandysim padaryti. Taip, nu ką. Iš tikrųjų, būtų visai nieko paimti gal kažkokią šakelę, kur daugiau tokių smulkių šakelių. Tai, nu,
Aš va tą bandysiu. Nes iš tikrųjų, tai tos gėlytės, jos, vat, labai trapios. Tai jeigu jūs jau norėsite, nežinau, kaip nors reikia taip dėti, kad O šoniukų neprisiliestų. neišeina, pavyzdžiui, jeigu per viduriuką šakos, kaip nors šoniukų. Šoniukų, Nu, aš bandysiu, bet man Nebent atrodo, iš dviejų pusių daryti gėlytę, 2 pirštai ir 2 pirštai ir taip. jo, aš tai sakyčiau, tiesiog reikia surasti šakeles, kur daugiau tokių. Jo šakelį mažesnių. Man nemaišo šitie ofiso garsai. Iš tikrųjų, gal visai ypatingai. Čia, kad tavo žiūrovams nemaišyta. Čia toksai, laivas. Nu tai jo, tai tavo ir yra puslapis apie ofiso gyvenimą, tai ir ofiso garsai. Visai čia į temą. Nukrito. Viskas reikia aliejaus. Vat aš bandau ant šitos šakelės daugiau dėti. Iš tikrųjų galima bandyti, netgi žinai ką daryti. Gal, tarkim, vieną gėlytę šalia dar vieną ir jinai tokia bus kaip, ne alyvos, o kaip čia, gal netgi, kiek daug aliejaus paėmiau. Kad paskui nenuslysk niekur. Daugiau žiedų, bet bandysiu. Taip, dabar negalėsiu turbūt netgi komentarus prasukti, nes jau čia viskas slystama. Taip, bandau ant vienos šakelės daugiau dėti. Taip. Gal mano vanduo jau irgi šiek tiek pašilo. Galima būtų pakeisti, bet iš tikrųjų ne. Taip. Bandau. Bet iš tikrųjų čia sakyčiau labiau tokia kaip sakura padaryti. Jeigu jau daugiau tų gėlyčių, tai labai sunkios gaunasi. Ir ta šaka, tarkim, čia beržo šaka, jinai jau neišlaiko tokio svorio. Tada reikia ant kokios kitos šakelės. Ir tą dydį galima, aišku, būtų irgi kaip nors pakoreguoti mažesnius, didesnius. Viskas jau nebeišlaiko. Gal visai gražiai atrodytų tokie irgi nuslinkę. Žinok, iš dviejų tokių žvakių galiukų ir vieną žvakę paėmiau tokia kaip tabletė buvo. Tai daug vaško, aš jau kiek pridariau gėlių ir vis tiek dar nesibaigė tas vaškas. Aš bandysiu apsukti. Gal čia yra tokių smulkesnių. Tai tarkim, čia galima šone. Taip. Ką. Taip, reikia kaip nors stumti toliau prie vazos, kad būtų pusiausvyra. Tai jo. Bandau. Aš jau, kaip sakant, pradėjau daryti ir paskui tu negali pajudinti jau, kai jau padarėjai viskas. Bet aš sakyčiau, jeigu žiūrėti į tai kaip į meditaciją tokią, kad tu sėdi, tau šilta, vaškas šiltas, tai galima daryti visai nieko. Bet jeigu kas neturit kantrybės, tai jau tokia labai toksai darbas krapštus. Aš tarkim čia dar įdėjau tuoj, aš dar kaip gražu, ačiū, sveiki, kas sveikinasi. Taip. Gražu, kai neperkrauta. Jo, man irgi iš tikrųjų patinka. Aš žinot ką, aš dar šiek tiek taip toliau pastatysiu. Aš čia tarp tų šakų, kad matysiu tuosi bendras vaizdas. Tarkim, šitoj pusėje aš jau daugiau padariau. Ir čia beržo šakos, tai jos taip visai gražiai juda ir visai gražiai atrodo. Čia yra kitoj pusėje pas mane sakuros šakos. Ir jos tokias kietos yra. Jau čia galima daugiau jų pridėti ir ant šoniukų ir visur. Tarkim, čia matosi. Arčiau dar.
Alina, tu dar nepabėgai? Ne, dar esu čia, žiūriu, labai gražiai tau gaunasi. Aha, kaip gražu, labai fainai gaunasi. Šaunuolė, ačiū. Nu va, tai sakyčiau, jeigu pavargsite, tai sakykit, aš tada jau galėsiu ir užbaigti tą transliaciją. Bet kol mes čia visos sėdėm, bendraujam, galit ką nors paklausti. Tai aš va tai ir darysiu, tas gėlytės. Tai žodžiu, eksperimentas mūsų praėjo gerai. Kartais kimba dar prie nagų, bet tada reikia daugiau aliejaus ant nagų dėti. Reikia ir man pabandyti, atrodo labai medituojančiai. Jo, tikrai labai faina. Nes toks šiltas, fainas tas vaškas. Ir aš vadėjau ant vonelės, pas mane šiltas vanduo ten. Ir jis neduoda vaškui sustingti. Ir, tarkim, su vaikais galima daryti. Tikrai nėra. Ir vaikų pirštukai maži yra. Tai gėlytės bus mažesnis. Galbūt galima paimti dar kažkokį, aš nežinau, tarkim, kiniečių lazdeles, kokios gal keramikinės arba plasmasinės, irgi va taip surišti 4 ir merkti jas. Ir tada maži visai gausis žiedeliai. Tik tai jau reikia čia žiūrėti, kiek šakų. Jeigu labai daug šakų, nu, tai čia galima visą dieną tai prasidėti prie tų gėlyčių. Nors iš tikrųjų, man visai kelios gėlytės ant vienos šakelės ir jau užtenka. Tai kas ką tik prisijungia, tai mes čia darom, galima pasakyti, sakuras iš vaško. Būtinai reikia pirštus su aliejum patepti, vat matot mano, viskas blizga. Ypač kur nagai, nagus būtų gerai nukirpti arba dėti pirštinės. Ir į vašką čia ištirpinau, dedu 1-2 kartus ir į vandenį šaltą. Japonija jo tikrai. Tai ką, tai aš sakyčiau, tegul Alina eina darbuotis, paleisim ją jau. Ir aš irgi jau baiginėsiu savo eterį. Ačiū, kas prisijungėt. Tuo šiek tiek nuvalysiu savo rankas ir parodysiu bendrą vaizdą. Noriu dar priminti, kad aš kiekvieną ketvirtadienį 10:30 išeinu ką nors pakurti tokią gražaus į eterį. Tai galit man iš tikrųjų paskui aš gal kokį postą parašysiu, ne postą, o reelsą gal kokį nors dar paskelbsiu. Tai galite tam komentaruose rašyti, kokių temų norėtumėt, ką dar pakurti. Žiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Nu, aišku, gal mažai dar, galima dar daugiau pridėti arba mažiau šakelių tiesiog. Nu ką, ačiū Jums labai už Jūsų dėmesį, ačiū Alina tau, kad prisijungiai. Ačiū, kad pakvietei. Nu, dabar auginsim tavo auditoriją ir tada galėsim normaliai, nes iš tikrųjų Alina labai graži mergina yra. Būtų labai faina ją pažiūrėti. Bendras rezultatas. Nu jo, aš gal įkelsiu bendrą rezultatą dar. Viską padarysiu, kaip nors gražiai sukomponuosiu ir gal storiuose. Nuotrauką kokią, arba gal, aš nežinau, gal ir reelsą kokį padarysiu. Užtenka, sakyčiau, sako Sergejus. Gerai, tai ačiū labai Jums uždėmesį ir Alina, gal kokį kitą kartą dar susitiksime. Būtinai užeikite į jos puslapį. Taip, tai viso. Iki. Ačiū, kad pakvietei.